Sveiki mano brangieji. Na ką, tikrinu, ar kamera jau veikia ar ne, nes kelis kartus neįsijungia, bandžiau, žiūriu, neįsijungia, galvoju, kas čia dabar bus. Ką, prisėdau pafilmuoti jums filmuką ir galvoju, kad reikia pasidalinti su jumis savo sausio mėnesio mylimukais. Aišku, jų daug nėra tokių daug apčiuopiamų dalykų. Daugiausia viskas, ką žiūrėjau, ką naujo pasidariau, tokie neapčiuopiami, va taip kaip daiktai. Opa, mano įrankė atsisegė, per stora ranka pasidarė. Bet tikrai dar, kai Lietuvoje buvau, dar gera atrodo buvo, dabar jau neužsisega, atsiseginėlė. Ir kaip čia man įsitaisyti patogiau. Nu jo, ir žinutės tai visada. Kai pradedi filmuoti, žinutės turi pradėti eiti. Na ką, atsiverčiam, ką aš čia pasirašiu, kad nepamirščiau kažko. Tai, ir vis tiek pamiršau. Tuoj, ką norėjau parodyti, atsinešiu. Pats pirmas dalykas, ką noriu jums parodyti, iš savo mylimukų sausio mėnesio, nors šį dalyką gavau gruodį per Kalėdas dovanų nuo Lauros. Nu, bet man tai pakeitė mano gyvenimą. Nu, rimtai, paprastas šepetys atrodo, ne? Tikriausiai daug kas matėt, va, šitą lenktą čianais, su tokiais šepetėliais, čianais tokios kaip šluotytės. Arti nenoriu kišti, gal plaukų mano yra, nes yra naudojamas žiauriai. Bet ką norėjau pasakyti, aš kai jį gavau, kai pabandžiau, nu viskas, plaukų nepeša, netempia. Toks malonumas, atsimenu, jau būdavau radus kokį nors šepetį, o, sakau, koks fainas, koks geras, nu, bet tikrai nepalyginsi su šitu, nu, pakeitė mano gyvenimą, rimtai dabar malonumas vienas, šukuotis, nors ir labai dabar savo plaukų nekenčiu, labai esu jais nepatenkinta, jau užsirašiau pas kirpėją, bandysiu keisti, žiūrėti, nes, nežinau, labai tokie. Bet šepetys ir su juo šukuotis, tai ryte kai prisėdu, tai šukuoju. Ir Laura sakė, kad šitų šepečių yra ir AliExpress'e, kiniečių visokiuose saituose, tai galit pasižiūrėti, bet pamatysit, nu tikrai nepeša, nežinau. Kiek žiūrėjau, tai tikrai ir daug, gal pas ką jau pas youtuberius matėt, nes rodė. Laura sakė, iš ten ir nusižiūrėjo, kad jau kažkas parodė, pabandė ir sako, akurat koks geras, tai va, Evelina, ir tau padovanosiu. Jo, Bela, raitosi, maivosi visai. Tai va, ačiū Laurai už šitą gerulį dalyką, tikrai mylimukas, utiutių. Kitas, vat, sausio mėnesį, ką vėl buvau primiršus ir dabar vėl atradau, nes buvo, kai darbas, ne, kai dirbi, paskui čia namie kažką darai ir neturi to laisvo laiko, o dabar, kadangi praradau darbą, nu, ne visai praradau, bet davė tokių neplanuotų išeiginių, nes nėra užsakymų, nėra darbų. Ir, žodžiu, atradau vėl tą malonumą rašyti laiškus. Ir tas atvirutės post-crossingą, ir šiaip susirašinėti. Nu, taip fainai prisėdi, pagalvoji, parašai, paklijuoji. Pasaka. O parašykit, ar jūs kas nors susirašinėjate, ar patinka jums tai, ar norėtumėt susirašinėti. Nes aš gavau padaryti, pavyzdžiui, ar pas save, kokiam puslapį Facebooko, ar kur, kad kas norės susirašinėti, pavyzdžiui, galit pasirašyti, aš noriu, ne, nuotrauką aš įdėsiu, paliksiu linką pačią, įdėsiu nuotrauką, noriu susirašinėti, ne, nežinau, tik tai Facebook'e, ar Evelina Braškė Shop, ar Evelina Kvietkauskenė, ir po juo jūs galit parašyti, aš noriu, ir kažkas jums parašys, pavyzdžiui, ir pasakysit savo adresą ir galit susirašinėti laiškais. Nu va, gal toksai bus. Nes atsimenu, kai buvau vaikas, buvo toksai žurnalas Naminukas. Pirkdavau jį man tėvai ir visada atsiversdavau, ieškodavau su kuo susirašinėdavau nuo vaikystės. Va, pirmiausia, tai buvo, atsimenu, nuo Naminuko prasidėjo viskas. Jo, po to ir mokykloje pradėjom, ir vokiečių mokytojom mums tokia įdomi buvo, kad rasdavo iš Vokietijos vaikų, kad mes bendrautume laiškais ir susirašinėjau irgi iš Vokietijos mergaitėm, tokia Triks ir Sandra, nu labai būdavo įdomu. Jo, gerai, nusivažiavau, žodžiu,
apie tai, kad atradau vėl susirašinėjimo džiaugsmą, labai fainai, labai patinka. Tikiuosi vėl neužmėsiu, kai būna man kažko susižaviu ir paskui vėl užsimeta, susižaviu ir vėl užsimeta. Ir dabar noriu dar pasakyti, jau retokai, kada žiūriu YouTube, nežinau, jis man kažkoks pasikeitęs tas YouTube'as, gal jau kaip sensta ar ką, bet kur tu beįsijungsi beveik reklamos, ką tu įsijungsi beveik viskas tas pats, o norisi kažko tais kito. Aišku, tai dabar žiūriu tokius daugiausiai apie rankdarbius filmukus, paskui žiūriu daugiausiai psichologinius įvairius, motyvacinius, taip pat turiu ten kelis, kur apie meditaciją, nes mes su Edgaru ten bandom medituoti vis, tai va tokius dar. Ir atradau vieną tokį naują kanalą, lietuvišką, tai pasidalint noriu ir su jumis, kadangi jisai man susižiūri ir kaip pramoga pasižiūrėti, taip įdomu, ką tau pasakys, ir kaip ASMR. O tai yra taro kortos, taro akys. Mat pasižiūrėkite, užsukite. Gal ir jums patiks, ten renka kortas, pasako, koks bus numeris, jūs vieną pasirenkat ir tada skaitosi apie jumis pasakys, arba ten pagal horoskopus, nu žodžiu, nieko šiandien neaiškinu, pasižiūrėsite patys, man tai labai patinka. Ir jeigu ir netikite tom taro kortom, bet jums patinka ASMR, galite irgi šitą žiūrėti taip kaip ASMR, nes dėlioja tas kortas, paima, pakelia, parodo, paaiškina ir ASMR veikia, bent jau man. Kitas yra Instagram vyrukas. Ir aš taip apie jį norėjau su jumis seniai pasidalinti ir jūs nepatikėsite, visada pamirštu jo nickname'ą. Ir dabar pamiršau ir neužsirašiau niekur. Bet paieškosiu ir užrašysiu čia apačioje ant video arba į infoboksą, nes kai nuotaikos nėra, arba jeigu kas domitės mada, ir norit linksmai, tai pažiūrėt, nu tokios nuotraukos. Jisai paima iš aukštosios mados ar iš kažko nuotraukas, ne, kažkokį stiliuką, kažkokį outfitą ir perdaro pagal save, juokingai, smagiai. Taip, ir tikrai vat, būna tiek prisijoki. Ir dar kas įdomu, kad netgi jo outfitus parduotuvė viena pasipuošė savo vitriną jo nuotraukom iš Instagramo irgi kaip priėmė tai linksmai, kad skaitos ir, nu, vienu žodžiu, pasižiūrėsit, susižinosit, man irgi labai įdomu šitas Instagramas ir nuotaikai pakelti ir pasižiūrėti kažkokiu outfitu ir kaip perdaro, kaip perkuria, žodžiu, rekomenduoju, užsukite. Na, kitas mano skaitos mylimukas, bet kuris ir daug nervų suėda, taip, nežinau, galvau, kad bus lengva kažkaip tai tas padaryti, bet žiūriu, kad reikia ir apgalvoti ir daug nuotraukų diena, kalbu apie savo Etsy parduotuvėlę. Taip, gavau, sukursiu Etsy parduotuvėlę, dėliosiu, darysiu, bet tiek daug to prašymo, tų visų nustatymų, viską, gan tie žaidimai, gavau geriau jau kokius į Facebooką savo tą Evelina Braškė shop dėsiu ir bus lengviau, nereikės tiek tų aprašymų tenai angliškų, tos tagus labai rinkti, kad atitiktų, kad nesikartotų ir kad mestų pagal SEO normaliai. Žodžiu, nežinau, manau, kad padarysiu tik Facebook'e ir bus lengviau man, negu kad čia toj Etsy parduotuvėliai. Bet aišku, įdomu užeiti, pažiūrėti kituose akauntuose, kituose parduotuvėlėse, pasidairyti įdomu, idėjų pasisemti. Nežinau, man iš viso dabar dar vienas iš toks mylimukų ir hobių šį mėnesį, sausio mėnesį tai tapo, kad daryti tuos rankdarbius. Aišku, ten man jie kai kurie ir nelabai sekas viską, bet atsisėsti vakarės, skirti laiko sau, pažaisti, pagalvoti, pasiderinti, spalvytės, koks malonumas. Iš tikrųjų, vat tokie atrodo, kas čia tokio, ar ten kokį rankdarbį padaryti, ar kokią savo knygą paskaityti, ar parašyti kokį planerį, bet kiek duoda teigiamų emocijų, o šis man mėnesis toksai truputį ir dabar ateinantis vasaris, jau ateinantis, jau esantis. Ir vasaris ir sausis tokie truputį man ant nervo, taip sakant. Tai va tokie
būtent užsiėmimai, tokie hobiai labai padeda nurimti. Kitas mano mylimukas, irgi ką susigalvau pasidaryti ir pasidariau ir esu patenkinta, tai yra mano naujas kanalas, kas dar nežinote, Faberlic Love. Aš planuoju daug ką dabar su Faberlicu, daug idėjų turiu, daug naujų verslo idėjų, kaip čia pasakius, biznio. Tai žodžiu, man tas kanalas irgi toksai svarbus yra, kad dalinčiaus nuomonėm, atsiliepimais apie produktus ir šiaip kaip kas vyksta su tuo Faberlicu. Taigi, jeigu kas neprenumeruojat, bet įdomu apie Faberlicą, tai galite užsiprenumeruoti, linkas apačioje. Taip pat, jeigu norite pirkti savo, pavyzdžiui, produktus iš Faberlico, nebūtinai ten platinti ar ką, o vien tik tai dėl savęs ar ten savo namams kažką, ar draugams, kada norit padovanoti, kai kažkas patinka. Žodžiu, galite užsiregistruoti, kad nereiktų iš kitų pirkaliotis ir iš karto gauna 20% nuolaidą, tai tikrai apsimoka. Ir savo parduotuvėlę tokią turite, kur galite ateiti, nusipirkti ir iš karto su nuolaida. Tai va, o jeigu dar kažkas iš jūsų nori to užsisakyti, dar ir pinigėlį užsidirbti. Tai visi linkai apačioje. Tai jeigu pradėjom kalbėti apie Faberlic, tai dabar parodysiu savo sausio mėnesio mylimukus, ką naudoju ir kas man labai patinka. Tai pirmiausia, tai yra Botanica Faberlic Face Tonikas. Jį naudoju kiekvieną dieną ryte ir vakare, kaip žinot, toniką reikia naudoti ryte ir vakare, tonizuoti odą. Ir jisai yra super duper man. Pripratau ir nenoriu nieką kitą keisti ir manau, kad dar tikrai naudosiu. Dabar jau čia naudoju 3 buteliuką. Padovanau 2 buteliukus draugiam, bet turėjau dar ir kitus padovanoti 2 buteliukus. Bet su jom kaip tik nesusitikau, nes neėjau į darbą ir nebuvo kaip susitikti, jos toli gyvena. Ir žodžiu, tie buteliukai liko man ir aš juos naudoju ir tai yra super duper. Ir dabar darau užsakymą ir vėl užsisakysiu būtinai šitų tonikų, nes man tai yra nepakeičiamas dalykas. Taip pat iš šitos serijos Botanica, kur naudoju toniką, taip pat jinai man iš viso yra atradimas, nes anksčiau prieš tai aš niekada iš Botanicos beveik nieko nebuvau užsisakius. Ne beveik, o iš tikrųjų nieko nebuvau užsisakius. Atrodė tokia pigi serija ir ką jinai čia gali duoti, kažkaip taip atsirado ta naujovė, aš jos ten nežiūrėjau nieko, o dabar, kai pabandžiau, aš jau nebegaliu. Tai va, taip pat naudoju dieninį kremą, kaukytės, pakių kremą. Vienu žodžiu, šita visa serija ir labai gerai, kad jinai yra pagal metus suskirstyta, galite naudoti pagal metus, pagal amžių ir dar pagal tai, ko jums ten reikia odai, ar drekinti, ar sausinti. Žodžiu, labai faina serijytė. Iš Botanicos Natural Care, žolelių ir uogų formulė, fito kremukai, žodžiu, pasižiūrėkite, gal ir jūs atrasit kažką savo tinkamo, naudingo, patinkančio, taip kad, kaip ir sakiau, jeigu norit užsiregistruoti ir pirkti savo kosmetiką, išbandyti, žiūrėtis, tai linkas apačioje. Taip pat sausio mėnesį ir dabar dar vasario, netepu jokių pudrų, netepu jokių ten krempūdrų, o tiesiog veidą, kad šiek tiek spalvytę sulygint, naudoju štai šitą iš Faberlic Verbena CC kremuką. Lietuviškai CC kremuką. Irgi pasakiškas, man jis patinka, jau dažnai aš, man atrodo, jį rodau per savo filmukus. Labai patinka ir tikrai nežadu dar keisti ir naudosiu. Na ir paskutinis, ką jau žinau, kad tikrai rodžiau, bet ir dar noriu kartą parodyti, nes tai buvo mano tikrai sausio mėnesio nepakeičiamas dalykas ir vien tik jį šį mėnesį naudojau ant plaukų. Tai yra Faberlic Expert BB Beauty balzamas 11 viename. Bliau, kaip kojos nutirpo. Na, o dabar, kaip žinote, šį mėnesį, kodėl aš sakau šį mėnesį, praeitą mėnesį, sausio mėnesį, aš kai ir filmukus rodžiau ir
savo dienas su manimi, pastebėjot, kad labai daug filmų žiūriu. Taigi filmų gerulių atradau, wow. Tikrai daug ir tokie griebiantys su širdies, kaip mėgstu sakyti. Ir dabar vieną pažiūrėjau kaip tik vakar, tai va šviežios emocijos, tai noriu pasidalinti apie jį su jumis. Tai yra filmas, pavadinimo irgi dabar tiksliai labai gerai neatsimenu, Sudie Kristoferi. Žodžiu, parašysiu čionais ir paliksiu linką pačiai trailerį kokį nors. Čia va dar nuotraukytę įdėsiu. Žodžiu, filmas yra biografinis ir tai yra, kas žinote, Winnie Poohą, ane? Tikriausiai iš vaikystės atsimenat ir dabar dar jį rodo ir visam pasauliu jisai yra populiarus. Tai yra istorija, kaip buvo sukurta šita visa Winnie Pooho istorija, kaip su draugais ir parodyta, kaip ten tie žaisliukai buvo. Vienu žodžiu, rekomenduoju šitą filmą vien dėl sužinojimo, vien kad įdomi istorija ir santykių, ir tėvų su vaikais, ir to rašymo, kaip ten gaunas, ar lengvai, ar nelengvai, iš kur gimsta tos idėjos. Žodžiu, tikrai rekomenduoju šitą filmą pažiūrėti ir dideliem, ir mažiem. Aš buvau jo nemačius ir dabar tai galvoju, kaip aš tokį galėjau praleisti. Tikrai labai geras filmas, duodu 10 iš 10. O apie filmus dar kitur kalbėsiu, tai dabar jau daugiau ir nežinau, kas taip greitai galva lenda, nes tos pavadinimus, kai daug žiūri, labai greitai pamiršti. Ir kalbant apie serialus, neseniai pradėjau sausio mėnesio gale žiūrėti serialą, tai yra Humans, žmonės. Tikrai rekomenduoju, jeigu įdomu tokie filmai šiek tiek apie ateitį, apie robotus ir kaip gali robotai pakeisti mumis, arba kaip pavyzdžiui jie galvoja ar negalvoja, kaip jie integruojasi į mūsų visuomenį, į žmoniją, ne pirmą, kai sukuria, kad tipo, oi čia tik tai robotukas, kuris valo grindis, oi čia robotukas, kuris ten ką nors kilnoja, rodo. O paskui jie tobulėja tie robotai, mes jau į namus pasiemam, jau jie daro tą, daro aną ir vienu žodžiu, istorija apie tokius robotus. Ir kurie ten pradeda mąstyti, tai aišku, fantastika, čia kam patinka, kam nepatinka, bet man patinka kol kas. Dar buvau pasirašius knygą, kad pasidalinčiau su jumis knygą, nes galvau, kad pasakysiu, ką skaičiau, bet aš užstrigus dar ant tos pačios knygos. Tai kaip ir nėra ką pasakyti, kaip žinot, gal kas nematė, tai dabar, bet tikriausiai jau matėt, kas žiūrėjot mano filmukus, kad vis dar skaitau Niko Vujčičiaus knygą Gyvenimas be ribų. Labai įdomi, jeigu nori, gal jau ir esat skaitę, bet jeigu norit paklausyti apie ką maždaug ir kas iš jos, tai ir kas joje šiek tiek parašyta, aš dariau filmuką į SMR kanalą ir truputį paskaičiau ištrauką jos, tai jeigu įdomu, linkas apačiai tą filmuką, bet tai bus SMR, sausiniam klausyti, užsimerkus ar kaip, ar gulint, relaksuot ir galit šiek tiek paklausyti. Man labai patinka ir rekomenduoju jums pasižiūrėti, jeigu, nes čianais parašyta apie tai, kaip visa jo ta istorija, kaip nuo vaikystės, kaip jam buvo sunku, kaip tėvam buvo sunku. Ir po to, kaip atrado jis tą gyvenimo tikslą, gyvenimo pašaukimą, vienu žodžiu, kaip atrado viską. Wow, labai įdomi knyga, pasižiūrėkite, jeigu kas dar neskaitėt, gal ir jums patiks. Ir paskutinis dalykas, irgi vienas iš mano hobių, mylimukų ir šiaip užsiėmimų, tai, kaip ir sakiau, yra planavimas ir planeriai. Nežinau, kas pasidarė. Norisi tų planerių, einu į parduotuvę, žiūriu, visus čiupinu, liečiu, vartau ir norisi atrasti dar, aišku, man dabar ir šitas patinka, bet pastebėjau, kai ilgesnį laiką jau rašau į tą dienos planavimą, man patiko praeitais metais labiau žiūriu, kad savaitės planavimas. Tai nežinau, gal peršoksiu dar ant savaitės planavimo vėl, arba kaip žiūrėjau tuos žurnalus, Bullet žurnalą, kur yra kuo jisai skiriasi Bullet žurnalas nuo kito, ne žurnalo planavimo, kad yra visiškai baltas, balti lapai viduje ir tu pats nusipaišai, pasidarai,
kokių tau reikia vat, planavimui ten, ar savaitės tų dienų, ar kokio ten tavo tikslų lapo, ar tiudžių, vienu žodžiu, viską, ką tau reikia daryti, tu pats susirašai, pasidarai pagal save. Man atrodo, greitai pereisiu aš prie tokio planavimo, nes tas dienų planavimas man kažkaip sunkiai, todėl kad tu susirašai darbus, po to kažko nepadarai, kitą dieną ten vėl ir būna prisirenka jų. Ir po to aš turiu atsiversti ir ieškoti senose savo dienose, ko aš dar nepadarius, nes kai atsiverčiu taip, aš matau tik 2 dienas, nematau visos savaitės. Truputį man nelabai patinka vienos dienos tas. Norisi daryti visos savaitės. Nu, žiūrėsiu dar kaip gausis, bet kai darau vienos savaitės, man tada pritrūksta lapų, pritrūksta susirašymo viso ir vėl negerai. Tai jaučiu, reikia tą bullet žurnalą vestis, pasidaryti pagal save, viską paišytis, darytis ir bus gerai. Tai va, šiam kartui atrodo tiek. Priplėpėjau, jaučiu daug, ko sakiau, oi, bus ten kokių 3-4 minučių filmukas. Kaip visada, kai užsivedi, tai užsivedi. Ypač, kai ilgai nekalbėjus. Gerai, tai ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad žiūrite, komentuojate, rašote, parašykite man, ar po mano tų senų filmukų, kur apie planavimą pradėjote vesti savo planerį, ar dar ne, dar tokių padaryti filmukų, kad labiau užmotyvuoti vesti ir planuoti savo dieną. Taip pat parašykit, kokią knygą dabar skaitote, nes va perskaitysiu šitą ir ieškosiu kažkokios kitos. Tai parašykite taip pat. Na ir ką, palinkėsiu jums geros dienos, gero vakaro, geros nakties ar gero ryto ir susitiksime jau greitai kitose filmukuose. Iki!